Labas rytas Lietuva. Vakar padariau video apie tai, kaip keistų mūsų visų mylimas SoundCloudas, jeigu jis taptų mokama mėnesinę prenumeratos platformą, kaip ir Spotify'us ar Apple Music. Kol tvarkiau tą video, per tą naktį SoundCloudas ir patapo viena iš tų platformų. Kaip keisis ir ar išvis keisis mūsų visų mylimas SoundCloudas? Pradėkime viską nuo pradžių. SoundCloudas buvo įkurtas 2008 metais ir 2014 metais į SoundCloudą atėjo 174 milijonai unikalių lankytojų. SoundCloudas yra viena iš didžiausių muzikos streaminimo platformų visame pasaulyje. Savo duomenų bazėje turi daugiau nei 125 milijonus dainų. Jo didžiausi konkurentai Spotify'us ir Apple Music turi palyginus menkus 30 milijonų dainų kiekvienas savo duomenų bazėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiek jūs, tiek aš, tiek visi galime surasti, ko norime SoundCloud. SoundCloudas yra geriausia platforma ir labiausiai žinoma elektroninės muzikos mėgėjų, nes labai daugelis naujos kartos elektroninės muzikos muzikantų pradėjo būtent kilnėti muziką į SoundCloudą. Su 125 milijonais dainų SoundCloudas suteikia galimybę atrasti savo mėgstamą muziką taip, kaip ne viena kita platforma negali. Niekur kitur neatrasti tokių šviežių atlikėjų kaip SoundCloud'e, ypač jeigu domitės elektroninę muziką. Aš asmeniškai SoundCloud'e atradau daugybę savo labai mėgstamų atlikėjų, kurių tikrai per YouTube nebūčiau atradęs, tokius kaip Jeff Call, Sean Wasabi ar Sun Holo. Visi tie atlikėjai Visi šie atlikėjai savame suprantama pradžioje nebuvo labai žymus, bet SoundCloudas buvo būtent ta platforma, kuri padėjo jiems visiems ištobulėti. Apple šiuo metu turi 11 milijonų klientų, kurie moka mėnesinį mokestį. Spotify šiuo metu turi 30 milijonų. Ar tikrai yra vietos SoundCloud'ui? Nes yra daugybė kitų daug mažesnių platformų. Ar SoundCloudas su savo 175 milijonų dainų sugebės atrasti savo nišą? Toji dalis, kas mėgsta SoundCloud'ą, tai yra elektronikos muzikos mėgėjai. Ir klausimas, ar jie galvos, kad tai tikrai verta, o gal jie visi tiesiog emigruos į kitą platformą? Gal atsiras kažkas naujo? Visi mėgstame Spotify būtent dėl tos pačios priežasties. Jis turi daugybę playlistų, bei galime patys kurti visus playlistus ir dalinti su savo draugais. Taip pat yra daugybė radio stočių, kurios groja gerą ir kokybišką muziką. Ir programa, kuri skirta desktopui, yra ideali. Geresnės programos jokia kita platforma dar iki šiol negali pasiūlyti. Kodėl SoundCloudas nusprendė būtent dabar tapti mokama mėnesinę subscription-based platformą? Būtent dėl to, kad pagaliau SoundCloudas su kitomis didžiosiomis įrašų studijomis, kaip Sony ir Universal, jie pagaliau pasirašė visas sutartis ir tai buvo geriausias kelias žengti SoundCloud'ui pirmyn. Jie to laukė jau nuo praeitos vasaros, bandė pasirašyti visas sutartis, kad neišliktų panašus likimai kaip mano labai mylimos platformos Grooveshark, kuri praeitais metais užsidarė vien dėl to, kad neturėjo tam tikrų sutarčių su įrašų studijomis, su muzikantais ir panašiai, ir jie buvo paduoti į teismą. Jie turėjo du pasirinkimus: arba sumokėti daugiau nei 700 milijonų JAV dolerių baudų už autorinių teisių pažeidimus, arba tiesiog visiškai panaikinti. Deja, jie pasirinko visiškai išjungti Grooveshark. Ar tai mums gerai ar blogai, gali parodyti tik tai laikas. Dar vienas absoliučiai didžiulis žaidėjas šioje rinkoje yra Google Play Music. Apie tai dar daug kas nešneka, nes tai yra palyginus nauja platforma, bet panašu, kad jį gali laimėti tiek prieš patį SoundCloudą, netgi Spotify'ų ar Apple Music. Kodėl? Nes Google Play Music pasiūlys viską tą patį, ką ir siūlo visi kiti konkurentai, plus leis naudotis YouTube Red. Tiem, kas nežino, labai trumpai, YouTube Red yra YouTube'o nauja platforma, nauja paskyra, kuri jums leis žiūrėti video be reklamų. Savame suprantama, tiek aš, tiek jūs ko gero naudojate adblocką. Skirtumas tarp naudojimo adblocko ir šiaip nematymo reklamos su YouTube Red yra tai, kad YouTube kūrėjai iš YouTube Red vis dar gaus pinigų. Jeigu naudojate adblocką, kūrėjai negauna jokių pajamų iš jūsų peržiūrų. Tačiau jeigu naudosite YouTube Red kartu su Google Play Music, tam tikra dalis jūsų mėnesinės sąskaitos pereis tiem kūrėjams. Bet panašu, kad mažųjų kūrėjų ir tų, kurie dar tik pradeda, neturėtų apmokestinti SoundCloudas, tai reiškia, kad ir toliau galėsime atradinėti savo mėgstamą muziką. SoundCloudas 2014 metais savo veiklos reporte paskelbė, kad per metus patiria tikrai didžiulius nuostolius. Ir labai tikėkime, kad šita mėnesinė subscription padės jiem išbristi iš tų bėdų ir padės sukurti naują gal aplikaciją desktopui ar geresnį paieškos režimą ir panašiai. Tikėkime, kad SoundCloud'ui viskas tai išeis tik į gerą ir visų mūsų mylima platforma dar tik pagerės ir taps daug geresnė ir naudingesnė negu prieš tai buvo. 2014 metais Twitteris bandė nusipirkti SoundCloudą už $1 milijardą. Tais pačiais metais, kai SoundCloudas pareiškė, kad kiekvienais metais patiria gausybę nuostolių. Tai tik rodo, kad tai yra didžiulė platforma su didžiuliu fanbase'u ir jinai tik tai augs ateityje. Kaip veiks SoundCloudas? SoundCloudas veiks labai panašiai kaip ir didžioji dalis kitų subscription-based platformų. Tai yra tiesiog jūsų savaitinis, jūsų mėnesinis mokestis eis atlikėjam, kurių labiausiai klausote, į kišenę.
SoundCloud'ui dar yra kur tobulėti, savaime suprantama. Aš asmeniškai negaliu pakęsti SoundCloud'o paieškos variklio, nes jame nieko gero nerandu. Jeigu randu gerų dainų, tai yra tik tai per mano mylimų ir mėgstamų kūrėjų pasidalinimus arba per jų playlistus ir panašiai. Manau, SoundCloud'as dar tikrai galėtų patobulinti savo paieškos variklį bei desktopo aplikaciją. Tai yra aplikacija, kurią tiesiog persisiunčiate ant Mac'o, ant PC, ant nesvarbu ko. Ir jums nereikia eiti į naršyklę ir ieškoti visko. Spotify'us turi absoliučiai idealią aplikaciją. Ir aš labai tikiuosi, kad už uždirbtus pinigus SoundCloud'as sugebės padaryti kažką labai panašaus. Nes būtent to jiems labai ir trūks. Jie turi daugiau nei 100 milijonų dainų. Ir turi būti geresnis būdas, kaip jas visas atrasti, negu tiesiog įrašyti tagą į paiešką ir melstis geriausių. Panašu, kad SoundCloud'as ir išliks visų mūsų mylimų SoundCloud'ų. Tai bus vieta, tai bus platforma, kurioje atrasime naują muziką, naujus muzikos stilius bei ateinančius didžiausius atlikėjus. Tikėkime, kad visų mūsų mylimas SoundCloud'as ir išliks savimi.